Nu, čia nedaug mūsų ir beliko dar. O čia reikia susiskambinti. Čia mums dar Astos trūksta ir savivaldybės. Ai va, Asta viskas. Ta. Aš dar nematau Vilmos. Kažin. Vilma kažkaip nedalyvauja, aš pastebėjau. Aha, jinai nedalyvauja, aš ją ir parašiau žinutės 2, bet atsakymo negavau. Nes jinai ir laiškus nereaguoja. Jo. Jo. Ir atsakymų jos negavau, nežinau. Labas rytas. Kažkaip Labas šiandien rytas, kamera čia įdomi. Nieko, matosi vis tiek, viskas gerai. Tai tada kaip ir viskas, kaip ir visi jau esame. 6 esame, tai aš manau, kad su Vilma bandysiu susisiekti kažkaip tai, nes jos dar taip nei kartą ir nebuvo. Galėsiu Manau, aš, kad- Rasa, jeigu kas siek paskambinti. Gerai. Gerai, Liuks, labai ačiū. Tai aš manau, kad posėdį galim pradėti. Šiandien turbūt bus pats ilgiausias, nes yra darbotvarkėje vienas klausimas dėl gatvėvardžių suteikimo tik tai. Tai net dėl jokių pastabų net negaliu klausti, nes jų paprasčiausiai turbūt ir nebus. Ir ar sutinkat, ar taip, ar ne. Ir tos iš tikrųjų gatvės visos jos labai aiškios, vėl gamtos, viskas iš gamtos, jokių pavardžių nėra. Bet Ir lygtais, Rasa, turim vieną pavardę, ar ne? Mikolaus Antalkio. Oi, palaukit. Kaip aš čia pražiūrėjau. Taip, čia mūsų krašto yra Vilkijos Taip. apylinkė. Taip. Teisingai. Jo, Tai čia kaip dabar... vienintelis. Aha, vienintelis, teisingai. Taip. Ir kaip dabar ką? Kaip galvojat, ar bendru sutarimu, ar gal... Žilvinai, gal jūs ką nors turite tokio plačiau, va, būtent ten iš Vilkijos kraštai? Ne, aš irgi tiesiog, kaip Kęstutis minėjo, aš esu dirbęs irgi Vilkijos Juškų muziejui, tai pamenu iš darbo Juškų muziejui, kad kraštotyrininkas buvęs irgi ir aktyviai veikęs rinkęs įvairią kraštotyrinę medžiagą apie tą kraštą, tai susijęs tiesiogiai su to krašto žmogus. Taip, ir jisai tikrai žinomas ir tikrai gerbiamas žmogus, vienas iš mūsų šviesuolių krašto, taip kad čia neturėtų turbūt kilti kažkokių tai klausimų. Tam buvo pridėtas pagrindimas, turbūt gavot medžiagoj, prie protokolų Taip. buvo. Tai kaip dabar... Tai bendrų sutarimų. Ar bendru sutarimu galima teikti? Tai pritarėm, taip. Pritarėm. Tai tuomet teikiame bendru sutarimu. Čia vienintelė ir buvo pavardė, daugiau viskas kaip ir aišku. Kaip dabar dar, ar turim kažką tai, ar viskas? Tikriausiai viskas. Gerai, tai tuomet turbūt geros dienos, gero skrydžio, Dovilė, ir susitinkame kitą pirmadienį komitetuose.
Tai ką, tai Gerai, dėkui iki tada ir pasimatymo. viso geriausio. Viso. Iki Dėkui. viso. Viso.